Sveiki gyvi parakomanai. Aš esu Mantas Vilimas ir sveikinu Jūs vėl patrulio bazėje. Kaip matote, šiandien mes esam ne savo studijoje, mes išvažiavom į brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligoną. Čia vyksta artilerijos pratybos. Apie tai, kaip atrodo jų kasdienė duona, ką apie artileriją turėtų žinoti eilinis pėstininkas ir kaip iš viso vyksta šios pratybos, mes sužinosime jau visai netrukus. O dabar keliaukim kartu. Kaip ir minėjau, turim išskirtinę galimybę sudalyvauti artilerijos pratybose ir esame labai dėkingi galimybę čia sudalyvauti ir šiose pratybose mus lydi pirmos ugnies baterijos vadas kapitonas Robertas Sadauskas. Labą dieną. Sveiki visi, aš esu kapitonas Robertas Sadauskas. Esame prie mūsų pirminio kontakto su priešininku pozicijų. Ir tas pozicijas galėtų pastebėti mūsų priešakiniai stebėtojai, kurie ir dalyvauja šitose pratybose. Grubiai kalbant, kas yra priešakinis stebėtojas? Priešakinis stebėtojas tai yra ne vienas žmogus, bet ją sudaro grupė, komanda žmonių, kuri iš esmės pastebi, kviečia, koreguoja ugnies uždavinius ir taip padaro priešininkui žalą netiesiogiai su savo kažkokiu ginklu, bet iškviečiant kitą padalinį, kuris yra dažniausiai ne 1 kilometras nuo fronto linijos. Kokie tie stebėtojai būna? Ar jie visi turi būti lokalūs, ar jie kažko skiriasi? Priešakiniai stebėtojai gali būti ir turi įrangos būti mobiliais. Tai reiškia, turi arba džipą, kuris gali būti šarvuotas arba nešarvuotas. Taip pat gali būti stacionarus, tai reiškia, yra įsikasę kažkur, įsirengę savo vadinamą apkasą su stebėjimo sektorium. Ir taip pat gali būti mobilus, bet pėsti. Jeigu remia manevrinį padalinį ant žemės, dažniausiai priešakinių stebėtojų grupės yra paskiriamos remti manevrinio vieneto kuopos vado pašonę artilerijos klausimais. Tai dar pradėkime apskritai nuo pačių pagrindų artilerijos. Ką kiekvienas pėstininkas turi suvokti apie artileriją ir kaip visas šitas organizmas veikia? Tai artilerija yra vadinama kompleksiniu tokiu aparatu, kuris turi 5 artilerijos kojas. Tai vieną iš jų jau matėm, tai yra priešakinių stebėtojų grupė, kuri atstovauja akis. Jie aptinka, koreguoja, praneša, kur yra priešininkas. Antroji tai yra valdymas ir vadovavimas. Jam atstovauja artilerijai ugnies valdymo centras. Jį dar matysim čia. Taip pat mūsų raumenys, tai yra ginkluotė, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų lengvosios artilerijos ginklas, tokį, kokį matysim šiandien, arba sunkiosios artilerijos ginklas, tokį, kokį turi pirmoji brigada, tai tarkim Panzerhaubitze 2000. Tai vieną ar kitą efektą padarantis ginklas ir atstovauja šitai sričiai. Ketvirtoji dalis tai yra amunicija. Amunicijos yra daug rūšių, ne tik kad tiesiog paprastas skeveldrinis sviedinys, taip pat yra dūmai, šviečiamieji sviediniai, tiesioginio savigynos sviediniai, jeigu to prireiktų, bet jeigu jau šarvuota technika atvažiuoja iki artilerijos vieneto, kažkur smarkiai buvo pramuštas frontas. Ir 5 koja tai yra logistika. Labai svarbus elementas artilerijai, tai jeigu prie mūsų amunicijos nebus privežta, mes negalėsim remti pėstininko ant žemės. Tai jeigu neapsaugos mūsų logistikos, kaip pavyzdys, vėlgi kita šaka oro gynybos bataliono kariai su sistemom, nedavažiuos logistika iki mūsų ir mes negalėsim remti pėstininkų. Viskas yra susiję. Kiek, tarkim, tokios pratybos, kaip vyksta čia ir dabar, kelias iš tų 5, sakykim, kojų treniruoja? Dažniausiai treniruojama yra viskas, visi 5 elementai. Tai priešakiniai stebėtojai dirba savo darbą, taip pat ginklai nuolatos vykdo ugnies uždavinius ne kovinio šaudymo formate, tai sausas drilas vadinamas. Taip pat ugnies valdymo centrai, be jų niekur. Jie suskaičiuoja ir koordinates paverčia į ginklų kalbą.
Tai reiškia, kiek reikia pakelti, kiek reikia pasukti ginklą, kokiais intervalais, kiek sviedinių reikia šaudyti į taikinį. Viskas priklauso nuo ugnies valdymo centro. Bet taip pat tai yra susiję su iš esmės atsiųsto taikinio pavadinimu, arba kas yra tas taikinys. Tai priešakinis stebėtojas arba pėstininkas siųsdamas taikinį turėtų įvardinti, kuo tiksliau, kas tai yra. Tai turbūt ir amunicijos pasirinkimą lemia. Automatiškai tai lemtų amunicijos pasirinkimą vienu ar kitu atveju. Kaip pavyzdys gali būti šarvuotos technikos vienas vienetas arba 3 ir daugiau vienetų. Ir tai yra skaičiuojama pagal nustatyto standarto lentelę, kiek jau sviedinių reikės į tą taikinį, reiškia, iššauti, kad būtų atliekamas prašomas efektas. Tai gerai, mes pirmiausia pamatėm turbūt tą patį pirmą akis priešakinius stebėtojus, kur dabar atvykom, ko mes dar nematom, sakykim, ir kodėl čia yra svarbi ir vertinga vieta. Tai čia matom ugnies pozicijas, vadinamas baterijos ugnies pozicijas. Šiuo metu yra užimtas paslepiamos pozicijos. Toks būdas, kai haubicos nestovi lauke ir nėra tiesiogiai užsiėmusios vieno atviro lauko, tačiau haubicos yra pasiruošusios išvažiuoti į lauką, atlikti ugnies uždavinį ir grįžti arba į tą pačią vietą, arba visiškai keisti rajoną, atsižvelgiant į tai, jeigu yra kažkoks pavojus. Na, kaip pavyzdys, žinoma apie bepilotį orlaivį, kuris netoli mūsų sukasi ir panašiai. Tai mes galime atlikti šūvį ir daryti keitimą visiškai į kitą rajoną, vengiant atsakomosios ugnies. Tarkim, mūsų aptikus mūsų šūvį, arba jeigu atsakomosios artilerijos radaras aptiks mūsų šūvį. Tai yra mūsų pagrindiniai pavojai. Ten įsikasi mėnesiui, pasilieki didžiulius apkasus ir ten saugiai gyveni, bet aš taip suprantu, kad šiais laikais artilerija itin mobili turi būti. Ar tiesa? Ir kaip tą mobilumą kontroliuoti? Iš šitos pusės tai visiškai teisingai. Matome, kad iš išmoktų pamokų, tarkim šiuo metu Ukrainoje, tai kad yra ir mobilios artilerijos, sakykime taip, ir stacionarios. Ir kodėl taip atsitinka? Nes ne visur frontai yra vienodi. Vienose vietose gali būti įkasta artilerija ir stovėti ir niekur nejudėti. Tai kaip pavyzdys tada atsiranda ir metaliniai tinklai, tie, kurie nori apsisaugoti nuo Zala Lancet tipo dronų, kad jų nesunaikintų. Bet yra ir mobiliosios artilerijos, tai visiškai priklauso nuo fronto, tai tokios kaip Cezar MK1. Kaip pavyzdys, į ką žvelgia Lietuva. Tiesa pasakius, kad Lietuva žvelgia į patį naujausią Cezar tipo variantą, kuris turėtų jau pritaikytas išmoktas pamokas konfliktuose. Tai šitas vienetas ir turėtų būti perginkluotas Cezar MK2 tipo haubicomis. Kokios tada tos paskutinės pamokos, į ką atsižvelgia tiek mūsų sąjungininkai, prancūzai, gal ir vokiečiai kažkokias išmoktas pamokas jau pritaiko savo ginkluotėje? Tai išmoktos pamokos dar ne visur mes tai pastebime, bet manau, kad ukrainiečiai apie tai signalizuoja, kad bepiločiai savižudžiai dronai tai yra didelis pavojus haubicoms ir reikėtų pagalvoti galbūt apie kažkokius tinklus arba apsaugas, kaip pavyzdys rebas, slapinantis ar ne signalą, kad sumažinti tiesiog procentą jo pataikymo ir padidinti mūsų išgyvenamumą. Tai va tokios išmoktos pamokos. Didžioji išmokta pamoka, kad šiuolaikinė artilerija turi būti itin mobili ir nuolatos keisti pozicijas, tai įtraukti į savo taktinius vadovėlius, kad neužsistovėti vienoje vietoje. Nes žinom, kad orlaiviai yra ypatingai dažnai naudojami, bepiločiai orlaiviai, ir gali sekti ne tik 1 valandą, bet ir daugiau. Tai gali ieškoti to didžiojo rajono, kur stovės artilerija ne 1 valandą. Ir tikėtina, kad aptiks. Tai jeigu artilerijos vienetas bus mobilus,
daug sunkiau bus jį pagauti pozicijoje ir iškviesti artilerijos ugnį. Apskritai žinom, prasidėjus kiekvienam taktiniam veiksmui, kaip ir eilinis pėstininkas turi veidą maskuoti, vyksta maskuotė greičiausiai ir artilerijos. Kas yra daroma, ką svarbu slėpti, kiek apskritai reikia slėpti šiais laikais? Tai jeigu paėmus stacionarias pozicijas, kai artilerija atvyksta ir žino, kad jie ten ilgai stovės, tarkim, galbūt tai yra kažkoks susitelkimo rajonas arba pozicijos, iš kurių išvažiuosim tik tais po kažkiek žinomo laiko, tai automatiškai yra imamasi visų priemonių užmaskuoti visus šviesą atspindinčius paviršius. Tai veidrodžiai, langai, atšvaitai, lempos ir visa kita. Mačiau net numeriai uždengti mašinoje. Ir mašinos numeriai taip, vien dėl to, kad numeriai atspindi šviesą ir jie greičiausiai išduoda. Kol vyksta maskavimas, dar galim ir apskritai pakalbėti apie visą tai, kas sudaro, sakykime, būtent šitos artilerijos dalies darbą. Ir ką mes dengiam, kodėl dengiam. Tai ugnies valdymo centrai, ne tik ir taip pat ir ginklai, atvykę į pozicijas užsimaskavę, prasineša aukštesniam štabui, kad yra pasiruošęs, gali priiminėti ugnies uždavinius. Jeigu reikia, atsinaujina visą gautą informaciją iš štabo, kaip pavyzdys, kokia yra situacija ant žemės pas pėstininkus. Ar bus kažkoks skubus aprūpinimas sviediniais, arba nėra numatoma. Koks aprūpinimo planas yra kitais resursais, kaip pavyzdys maistu arba vandeniu, kuru. Taip pat ugnies valdymo centrui yra reikalingas meteorologinis įvertinimas, kadangi situacija ore, sviediniai keliauja oru, gali drastiškai pasikeisti. Na, kaip pavyzdys, ryte buvo nesaulėta, ganėtinai šalta, o įsidienojus gali būti visiškai kitokia situacija, kai yra šilta ir paviršiai įkaista labai stipriai. Ir tai įtakoja viską. Iš esmės patį šūvį įtakoja tiek vamzdis sušyla, tai vamzdis plečiasi ir atsiranda visai kitoks sviedinio pradinis greitis iš vamzdžio. Taip pat tiesioginės meteorologijos poveikis, tai oro slėgis, vėjo kryptis, kadangi tai sviedinys keliauja ne 1 kilometrą iki taikinio, tai gali vėjo kryptis pasikeisti kelis kartus. Ne ką mažiau negu snaiperiai, artileristai rūpinasi aplinkos veiksniais, taip išeina. Vienareikšmiškai taip, kadangi šūvis yra toliau nei paprasto tiesiog ar ne automatinio ginklo atstumu, reikalinga apskaičiuoti ir Coriolis efektą, tai reiškia, kaip sviedinys keliaus ir kokios ašys, reiškia, planetos tai jį paveiks. Tai kaip pavyzdys iš vakarų į rytus arba iš rytų į vakarus, tai šita visa planeta kaip jinai suksis, tai ar bus perlėkimas virš taikinio į priekį arba nedalekis, reiškia, prieš taikinį. Ir tai yra darbas ugnies valdymo centro suskaičiuoti taip, kad visos salvės paleistos iš ginklo nukristų ten, kur ir turėjo nukristi. Čia priėjom, kaip suprantu, prie topografijos komandų. Ką jos daro, ką jos atlieka ir kuo tai svarbu yra artilerijos darbui? Tai topografijos komandos yra skirtos tam, kad kai atvyksta ginklai į pozicijas, kadangi šitas ginklas nėra, sakykime taip, protingas arba neturi vidinio kažkokio navigacinio kompiuterio, tam yra reikalinga atlikti kelis kitokius veiksmus. Reiškia, turi būti topografijos grupė, kuri užveda haubicas į savo poziciją šaudymo ir taip pat ją suorientuoja į šaudymo kryptį. Tai šaudymo krypties orientavimui yra reikalingas toks daiktas kaip vadinama busolė. Tai busolė yra optinis prietaisas, galima pastebėti tenai stovi viršuje.
kuris skaičius vėlgi paverčia kryptim. Nukreipia tą ginklą tam tikrą kryptimi, ginklas atsako jam skaičius, ką jis mato ir sulyginus, reiškia, ginklas yra jau pastatomas tiksliai. Kelios priemonės, kaip mes galime nukreipti tą ginklą į šaudymo kryptį. Tai yra elektrooptinės priemonės, toks vadinamas GLPS įrenginys. Tai jo tikslumas yra pats tiksliausias. O greitam šaudymui yra naudojama busolė. Tai šiuo atveju čia stovintis įrenginys. Taip pat galime kadre matyti, kad veikia ir sąjungininkai. Tai yra dvi skirtingos busolės, bet atlieka lygiai tą patį veiksmą. Tai gerai, pagaliau priėjom prie geležies, prie mūsų pirmo čia pabūklo. Ką mes čia turim, kas tai yra ir kaip tai veikia mūšio lauke? Tai šiuo atveju turime M50 M101 tipo haubicą, kurios vardas yra Rūta. Jau nuo senų laikų artilerijos pabūklai yra vadinami merginų arba moterų vardais. Tai šiuo atveju Pečiulionio artilerijos batalione jame tarnaujančių merginų vardais yra vadinamas visos turimos haubicos. M50 haubica tai yra lengvosios artilerijos tipo haubica, kuri šaudo 105 mm sviediniais. Gali pasiekti šūvio nuotolį iki 11 km, šiek tiek daugiau, galbūt nei 11 km, atitinka tampomos haubicos tipą, tai jai reikalingas vilkikas, o pozicijoje yra manevruojama komandos pagalba, kuri dirba prie šio ginklo. Haubicos komandą sudaro 8 kariai, kurie aptarnauja pačią haubicą, taip pat yra 2 vadovaujantis. Tai vienas dažniausiai yra skyriaus vadas, o kitas yra vairuotojas grandies vadas. Tai reiškia, skyriaus vadui nesant, jį pavaduoja grandies vadas arba vairuotojas. Koreguoti arba nutaikyti reikalingi 2 kariai. tą pastebėsime lauke. Tai vienas aptarnauja vadinamą panoramą arba tarptautiniu pavadinimu gnometrą. Tai jisai nutaiko horizontalę ašį šito ginklo ir taip pat vadinamas taikiklis. Tai yra taikymosi įrenginys dešinėje pusėje, kuris koreguoja pakelimą, vamzdžio pakelimą. Šitai haubicai reikalinga sukti ir kelti vamzdį nesinaudojant kitais įrenginiais. Tai kaip pavyzdys yra svirtis. Sukant svirtis keliasi vamzdis į viršų ir sukant svirtis koreguojasi vamzdis į kairę ir į dešinę pusę. Turi atošliaužą, reiškia grįžtantį mechanizmą. Kai atliekama šūvis ar ne, vamzdis sugrįžta atgal. Tai yra padaryta tam, kad senosios artilerijos vienetai dar apie Pirmojo pasaulinio karo pradžią neturėdavo dažniausiai tos dalies, todėl, tarkim, vamzdis pašokdavo, grįždavo į savo vietą, tiesiog kadangi būdavo pavažos sudedamos. Ir kai atsirado jau šitoks mechanizmas iš prancūzų, iš vokiečių, tai pati haubicos bazė, kas yra ratai, pakelimo mechanizmas stovi vietoj, o tik vamzdis vaikšto po šūvio. Tai šita haubica pilnumoj turi šitą mechanizmą ir gali būti naudojama kaip šiuo laiku aktuali haubica. Kiek žmonių būtinai turi sudaryti komandą? Galima, jeigu situacija yra kritiška, galima aptarnauti šitą haubicą ir su 4 ir 5 kariais. Būtina aptarnauti 2 prietaisus, tai reiškia panoramą, kuris yra kairėje, ir taikiklį, kuris yra dešinėje, kad būtų reguliuojamas horizontalus ir vertikalus pakilimas. Ir taip pat turėtų būti žmogus, kuris užtaiso haubicą ir ją ištaiso.
reiškia, kuris neša sviedinius, nes tie žmonės, kurie koreguoja horizontalų ir vertikalų pakilimą, jie turi žiūrėti į gulščiukus, kurie ir išlaiko tą tikslumą, šūvio tikslumą. Taip pat yra naudojami ir papildomi prietaisai šitai haubicai nutaikyti ir taiklumui išlaikyti. Tai bus naudojamas ir šaudymo gairės, kai yra pasirenkamas tam tikram atstume, padedami tokie metaliniai kuolai, kurie išlaiko tiesiog vieną kryptį. Ir dar vadinamas kolimatorius. Tai kolimatorius yra, jeigu tu neturi vietovė jokio, sakykime taip, orientyro, į ką galėtum šitą orientyrą atsiremti, turėmės į kolimatorių. Ir tai taip pat yra pats pirmasis dalykas, ką haubicai atvykus yra padedama. Reiškia, kad ginklas iš karto stovėtų ant nulio vadinamo. Tai reiškia, būtų nutaikyta ir išlaikytų savo taiklumą. Viena komandos dalis sviedinius suruošia, kita komandos dalis atsakinga tam, kad sviedinys atsidurtų ten, kuris ir turi atsidurti. Yra įstumiamas į vamzdį, su kumščiu lygiai pat vamzdžio žiočių ir antrasis karys uždaro spyną, pasirengia šūviui ir po komandos šūvis trukteli svirti, išgirsta spraktelėjimą ir vamzdžiui iškeliauja sviedinys link taikinio. Taip pat turim dvi haubicos kojas, kurios atlieka atramos funkciją, kadangi haubicai iššovus, parako sukeltas smūgis, atatranka, reikalauja, kad kažkur būtų įsispyrimas. Tai kojos yra ne tik įleidžiamos į žemę, bet yra užkasamos tam, kad ta ateinanti atatranka būtų kuo mažesnė ir ginklas kuo mažiau pašoktų iš vietos. Galima šaudyti su jie ir neužkasus, bet tada komanda, kuri aptarnauja ginklą, turi atsistoti ant kojų, kad prilaikytų nučiuožimą nuo pozicijos. Kad nevažinėtų ginklas. Kad nevažinėtų, taip. Taip pat yra labai paprastas ir primityvus orientavimo prietaisas. Tai metalinis skritulys, tiesiog ant kojelės, kuris yra naudojamas komunikacijai tarp busolės ir pirmojo kario orientavimo metu. Šalia pirmo kario yra dėžė su įrankiais, kurie reikalingi kaip pavyzdys. Įrankis stumtuvas, trauktuvas. Tai jis reikalingas tam, kad jei sviedinys ir jo tūta neįvažiuotų pilnai į vamzdį, tada šito įrenginio pagalba, atitinkamai įstačius prie vamzdžio žiočių, galima būtų dastumti. Arba, jeigu ginklas neišsitaiso, galima panaudoti kitą galą, ištraukti tūtai. O kiek tarp kitko jis sveria, kokios galios reikia jai patempti? Šita haubica sveria daugiau nei 2 tonos. Pilnai užtenka 8 žmonių komandos, kad jinai galėtų būti pastatyta į tokią pusiausvyros būseną, o tai kariai ir daro. Ir būtų prikabinta prie vilkiko. Vilkiko nereikia labai didelios galios. Gali tempti ir lengvesnis džipas, kaip pavyzdys toks kaip GLTV galėtų būti, arba senesnis tiesiog analogas GLTV Hammeris. Pilnumoje gali jį transportuoti blogom kelio sąlygom. Aišku, civilinė transporto priemonė nelabai galėtų jau patempti, nes daug sveria haubica ir gali prikabinimo žiedas pačią transporto priemonę nustumti. Priekyje matom ištaisimo iš vamzdžio
bronzinę kolbą. Jeigu taip atsitikus, kad iš vamzdžio neišeina sviedinys po šūvio, vamzdis pastatomas ant nulio ir šitos karties pagalba yra išstumiamas sviedinys iš vamzdžio. Taip dažnai neatsitinka, bet retkarčiai būna. Buvo galima pastebėti, kad ypatingai svarbus yra laikas, per kurį atvažiuoja į poziciją haubica, pasiruošia ir po to labai greitai išnyksta. Per kiek laiko reikėtų sugebėti arba atvykti, arba išvykti? Yra keliamas standartas, kad kaip pavyzdys užimti pozicijas turi užtrukti neilgiau nei 10 minučių. Tai kariai tai gali atlikti ir greičiau, bet orientacinis laikas visada maždaug apie 10 minučių. Galima atlikti ugnies uždavinius ir greičiau, jeigu pozicija jau yra užimta. Nepakalbėjom apie ugnies koregavimą. Tai mes matėm šūvio imitaciją, bet po to turbūt natūralu galvoti, kad kažkas turi pakoreguoti ir nurodyti, kiek tai yra taiklu, kiek netaiklu, kas tai daro ir kaip tai yra atliekama. Tai ugnies koregavimas yra iš esmės atliekamas pagrinde priešakinių stebėtojų. Pagrinde yra 2 tipų ugnies uždaviniai. Tai yra įsišaudymo tipo ugnies uždavinys ir kaunamasis šaudymas. Įsišaudymo tipo, tai kai priešakinis stebėtojas koreguoja kiekvieną salvę iki kaunamojo šaudymo. Ir kaunamasis šaudymas, kai mes žinom tiksliai, kur jis yra, tarkim, jo pozicija nesikeičia ir nereikia prisišaudyti į tą taikinį, tada visi ginklai iš karto paleidžia nustatytą kiekį salvių į tą taikinį. Jį naikina, varžo, priklauso nuo to, kokio efekto norima ant žemės. Visas korekcijas, kitąją tą dalį, skaičiavimų dalį atlieka ugnies valdymo centrai. Tai vėlgi ugnies valdymo centrai perverčia koordinates į skaičius suprantamus haubicos komandai. Kaip atrodo skirtingų NATO sąjungininkų artileristų darbas? Ar jis yra identiškas ir visur vienodas, ar vis tiek reikia bendrų pratybų ieškojimo, bendrų taškų? Ir ko, tarkim, iš mūsų gali pasimokyti sąjungininkai, kurie čia atvyksta? Kadangi jau bendradarbiavom ne 1 metus ir keičiamės patirtimi su jais, ganėtinai daug išmokstame ir iš jų. Žinoma, šiokie tokie skirtumai yra, kad tai yra lengvoji artilerija, o daugiausiai rotaciniai vienetai Lietuvoje yra heavy tipo artilerija, paladinai. Tai mes galime išmokti iš jų to tokio manevravimo, jų pozicijų užėmimo būdų, o jie dažniausiai išmoksta iš mūsų to tokio judėjimo, pozicijų užėmimo labiau miškingose vietovėse, mūsų tipo vietovėse, kur yra ganėtinai šlapia, kaip mes darom analizę, kur mes turėsim važiuoti, užimti pozicijas. Tai tikrai yra ne vienas taškas, ką galime išmokti iš jų ir iš mūsų, jie gali pasisemti taip pat. Pas mus dar turbūt irgi galima sakyti dominuoja analoginė artilerija, o spėju, kad ten amerikiečių pagrindinis arsenalas vis tiek yra paremtas jau kompiuterizuotom technologijom. Ar yra tos egzotikos dar ir jiem prisiliesti prie sakykime, kaip mes ir kalbėjom, čia tos pirmosios haubicos, nuo kurios viskas prasideda? Tik tais dalis iš jų prisimena dar artilerijos mokykloje besimokinę ant lengvo analoginio tipo haubicų. Tai kaip ir minėjau, kad tai yra ABC, tokio pirmųjų žingsnių haubica, kur turi padaryti viską pats. Tai didžioji dalis, sakyčiau, amerikiečiai jau nebemoka to padaryti, bet jiem visada smagu prisijungti prie mūsų, kad suprastų iš mūsų, kaip mes tai darome ir tiesiog pagilintų savo žinias, turėtų didesnį žinių bagažą. Jeigu jiems kažkas atsitiktų taikymo įrenginiu ir reikėtų pereiti ant analoginio būdo šaudymo, tai jie galėtų šitas pamokas panaudoti pilnai. Kokia ginkluotė išdalinta yra kariam, kurie šiaip dirba su haubicom?
Tai kiekvienas haubicos karys, komandos karys, turi po šturmo karabiną. Taip pat vienas iš tų karių turi ir šturmo karabiną, ir kulkosvaidį. Dažniausiai kulkosvaidis yra stipriausias skyriaus vado ginklas, jeigu yra reikalinga gintis nuo kažkokio priešininko, kuris užpultų tas pozicijas. Dažniausiai artileristai turėtų būti, manau, saugomi kitų padalinių, tokių kaip oro gynybos kompleksas, bet taip pat vienetas, manau, ir turėtų būti kažkur tarp pėstininkų bataliono, dažniausiai taip ir atsitinka, ir iš gylio remti esančius pėstininkus kovoje priekyje. Tai priešas yra mažai tikėtinas artilerijos vienetams, bet jo tikrai gali būti. Tai artileristai irgi yra pasirengę atremti puolimą ir gintis tiesiogiai. Ir pabaigai apibendrinkim tas pagrindinės žinutes, kokias turėtų kiekvienas pėstininkas įsidėti savo į galvą, kad ir jam darbas su artilerija būtų lengvesnis ir artilerijai lengviau su juo. Tai artileristams labai svarbu, kad pėstininkas, kuris kviečia ugnies uždavinį, įvardintų kuo geriau, koks tai yra taikinys, kokio dydžio taikinys, jis mobilus ar nemobilus, nuo to priklauso, ar tikrai gaus artilerijos ugnies. Reikėtų suvokti, kad artilerija sudaro keli elementai, ne vienas, tai yra ne šūvis iš šturmo karabino į taikinį, kuris yra 100 metrų atstume. Tai turi būti ir meteorologija, ir topografija. Ir viskas turi susijungti taip, kad tas šūvis būtų atliekamas į tą taikinį, kurį jis užsako. Ir kad artileristai gali užtrukti iki 10 minučių tą taikinį pažeisti. Šauti salves į tą taikinį, dėl to, kad mes nežinom, kokiose pozicijose esam, ar esam stacionariuose, ar turim atvykti į rajoną ir atlikti šūvį. Tai tokie pagrindiniai, ko gero, dalykai, ką reikėtų įsiminti, kad kuo tikslesnis apibūdinimas, tuo daugiau arba mažiau salvių tu gausi į tą taikinį. Ir kad tai užtrunka ne 1 minutę ir gali užtrukti net iki 10 minučių. Visi dirbame vienam ir tam pačiam tikslui, tai palinkėkim galbūt vieni kitiem geresnio susidirbimo ir geresnio bendradarbiavimo. Ir gal dar susitiksim ne vieną kartą. Dėkui jum. Ačiū, vienareikšmiškai taip. O su jumis, gerbiami žiūrovai, atsisveikinu iki kito karto. Nepamirškit sekti Locked and Loaded ir Facebook paskyroje. Iki.